Savaitgalį Panevėžio miesto kovos menų ir sveikatingumo klube Baltasis voras vyko jau tradiciniu tapę karate kvalifikacijos egzaminai. Tai vaikų išbandymas, tai vaikų patikrinimas, kas pusę metų, ką jie sugebėjo, ką jie išmoko ir ką jie galės parodyti savo technikos, savo dvasinio pasirinkimo ir galėtų užfiksuoti savo dabartinę būseną. Tai yra egzaminai, tai yra kaip diržai, tai tas pats, kas atskiriai. Yra geltonas, oranžinis, žalias, mėlynas, rudas. Ir tai užfiksuoja vaiko, sportininko atitinkamą lygį. Vaikai ir jaunimas klube ne tik turiningai leidžia laisvalaikį, bet ir siekia aukštų sportinių rezultatų. Sportuoju jau 11 metų, intensyviai sportavau iki 2007, tai Europos čempionatas buvo, siekiam laimėti jame, ruošiamės juodam diržui. Tai vat, pavyko užimti antrą vietą komitė rungtyje ir pasiekėm, išlaikėm Dano egzaminą pas Japoną, atvažiavęs buvo Japonas čia į Lietuvą. Šiuo metu dirbu kaip instruktorius, daugiau mokau jaunimą. Į kvalifikacijos egzaminus savo atžalų palaikyti susirinkę tėvai bei seneliai vienbalsiai tikino, kad karate tai ne tik sportas, bet ir kitokios gyvensenos formuotojas. Labai stengiamės, labai norim, labai su noru lanko treniruotės. Žodžiu, mes labai jaučiamės save atradę šičia. Išgirdom, kad egzistuoja toksai klubas Baltasis voras ir kad čia ne vien tik sportu užsiima, kad čia užsiima ir tokiu dvasiniu ugdymu. Netgi maitinimosi tokiu mokymu, kaip teisingai maitintis. Labai esu patenkinta, kad mano anūkas visiškai kitoks dabar pasidaro. Ir namuose iš tikrųjų jaučiam, kad jau auga toks vyras stiprus, gražus ir padeda mums jausti smagiai ir saugiai, ne? O taip jau galim pasakyti. Kovos menų ir sveikatingumo klubas Baltasis voras vykdo praktinio karate ir gatvės savigynos mokymą, atlieka efektyvų fizinį ir psichologinį parengimą bei suteikia psichologinę pagalbą vaikams ir suaugusiems.